Sveiki, mėly klausytojai, įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Su jumis, kaip visada, sveikinuosi aš, tinklalaidės vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien pasikalbėsime tokia tikrai aktualia tema, tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas savivaldybėse. Kaip žinome, miestai šiandien tampa vienomis svarbiausių vietų, kur sprendžiami žmonių kasdienybės ir gyvenimo kokybės klausimai. Ar turėsime patogų viešąjį transportą, energiškai efektyvius pastatus, daugiau žaliųjų erdvių ir, žinoma, švaresnį orą. Kartu miestai turi ir didelį potencialą mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolą miestams tenka apie 75% su energija susijusių pasaulinių CO2 emisijų. Savivaldybės kasdien priima sprendimus dėl transporto, pastatų, apšvietimo, atliekų tvarkymo, energetikos ar viešųjų pirkimų. Todėl būtent čia priimami sprendimai gali virsti labai konkrečiais pokyčiais klimato kaitos akivaizdoje. Siekdama padėti savivaldybėms mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir artėti prie klimato neutralumo, 23 metais aplinkos ministerija inicijavo šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba trumpinant ŠESD išmetimų skaičiuoklės savivaldybėms parengimą. 25 metais rugsėjo-lapkričio mėnesiais skaičiuoklę praktiškai pritaikė Kauno miesto, Alytaus miesto, Jurbarko rajono, Anykščių rajono ir Šakių rajono savivaldybės. Apie tai, kaip vyko savivaldybių ŠESD apskaitos procesas ir apie savivaldybių tolimesnius planus šiandien tinklalaidėje ir pasikalbėsime su mokslo daktare, tvarios plėtros konsultantė Sigita Židonienė. Sveiki, Sigita. Sveiki. Ir Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjų Martynu Remeikiu. Sveiki, Martynai. Labą dieną. Tai pirmiausia, ačiū Jums, kad sutikote sudalyvauti šiandien mūsų pokalbyje. Pradėkime galbūt šiek tiek plačiau, gal iš Jūsų asmeninės perspektyvos, kodėl apskritai yra svarbu klimato kaitos tema, kodėl svarbu apie ją kalbėti ir kodėl svarbu ir savivaldybėms turbūt daugiau tai atkreipti dėmesį. Nežinau, galbūt Martynai nuo Jūsų pradėkime. Taip, labai svarbu atkreipti dėmesį, kadangi klimato kaita turbūt visame pasaulyje daro didelę žalą. Kai kurie žmonės galbūt mato paviršutiniškiau, tarkime, mato tik tai tirpstantį ledyną, bet nesusiduria su tarkime, visos mitybos grandinės galimos pasekmėmis. Tai reikia matyti, tai mato ir Šakių rajono savivaldybė, atlieka tam tikrus veiksmus, atlieka skaičiavimus, žiūrima, kas yra turima mūsų ūkyje, ką galima gerinti ir ką galima pasiekti. Taip, tai Sigita, ir Jūs, kadangi pati dirbat kaip tvarios plėtros konsultantė. Taip, tai man šita tema yra, kaip pasakyti, kasdienybė yra ir profesiniai srity, ir iš tikrųjų asmeniniai srity. Profesiniai srityje tai kasdieną iš tikrųjų susiduriu su įmonių, organizacijų, produktų poveikio aplinkai skaičiavimais, kažkokiam strategijų kūrimai, kaip tą poveikį mažinti, įgyvendinimų planų rengimu. Tai čia yra tokia kasdienybė mano darbinė. Bet iš kitos pusės ir kaip žmogus daug praleidžiu laiko gamtoje ir iš tikrųjų turim senelių Suvalkijoje į sodybą ir ten daug laiko praleidžiam ir iš tikrųjų matosi tas pokytis. Matosi tai, kas buvo mano, tarkim, vaikystė ir kaip mano vaikų dabar vaikystė. Ir matosi, kad tie pokyčiai akivaizdus yra ir manau, kad apskritai apie klimato kaitą šiandienoje negalim užsimerkti, nes visi mato ir tos pačius ekstremumus temperatūrų, ir kažkokius viesulus, ir kažkokius ekstremalius pokyčius. Tai jeigu taip kalbant šiek tiek ir konkrečiau, ir ką savivaldybės gali daryti kovoje su klimato kaita ir savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinime, pašnekėkime apie tą Jūsų sukurtą skaičiuoklę, prie kurios irgi prisidėjot, kaip jį veikia, apie jos parengimo procesą. Taip irgi klausytams taip užbėgsiu už akių, kad mes gal sakysim ŠESD dažniau šiandien laidoje, kad trumpinti tą šiltnamio efektą sukeliančios dujos, tai vat būtent ta ŠESDO skaičiuoklė, galbūt apie pačią ją, kas tai yra per skaičiuoklę, kuo jinai naudinga ir kaip jinai veikia. Tai taip, kaip minėjote, 23 metais aplinkos ministerija inicijavo būtent pagalbą savivaldybėms, kad jos įrankį sukurti, kad savivaldybės galėtų susiskaičiuoti savo ŠESDą, suprasti, iš kur tas ŠESDas, kokie šaltiniai yra, kokie didžiausi savivaldybei šaltiniai. Tai iš tikrųjų buvo sukurta Excelio formatų skaičiuoklė, kurioje įvardinti patys pagrindiniai šios taršos šaltiniai, tai yra energetikos sektorius, transportas, atliekų sektorius, pramonė, taip pat žemės ūkis ir taip pat, kas yra susijęs su ŠESD absorbcija, kaip pasakyti, su CO2 sugerimu, tai yra miškininkystė ir žemėnaudos pokyčiai.
Tai buvo sukurta tokia Excelio skaičiuoklė. Ta Excelio skaičiuoklė sudaro, kaip pasakyti, lapai, kur savivaldybės turi rašyti skaičiukus konkrečius, surinkti duomenis apie energijos sąnaudas, apie transporto priemonių skaičių ir suvesti skaičiukus. Ir tada kitas lapas yra tiesiog, kur pateikiamas kiekvieno sektoriaus rezultatas, tai jau yra suskaičiuojama, išverčiama į tonomis CO2 ekvivalento. Ir taip pat šiam įrankiui buvo sukurtas ir naudotojo vadovas, kur aprašyta, ką vesti, kur vesti, iš kur gauti duomenis, kokie galimi duomenų šaltiniai. Tai šios priemonės jos yra iš tikrųjų internete, aplinkos ministerijos tinklalapyje galima surasti šios dokumentus. Ir pirmaisiais metais, kai mes tik sukūrėm tą savivaldybę, tai tą skaičiuoklę mes išbandėm ją ant 2 savivaldybių, kurių mes suskaičiavom. Ir kaip jūs minėjote, praeitais metų gale buvo toks projektas, kur 5 savivaldybės pakvietėm pačias susiskaičiuoti ir žiūrėti, kaip joms sekasi. Taip, tai Martynai, jūs vieną iš jų ir atstovaujat. Taip, ir aš norėjau Sigitos paklausti, jūs darote visą grandiozinį darbą, atlieka skaičiavimus, vedat formulės. Kiek jums tai trunka laiko pasiruošti, nes mes ir skyriuje dėliojam, kad atrodo ir mes labai daug dirbame, bet pažiūrėjusi į Sigitos tą visą pasiruošimą, nes mes realiai turime jau paruoštą produktą. Taip, jau paruoštukas yra. Tai kiek laiko jūs užtrunkate, kiek bemiegių naktų? Geras klausimas, Martynai, nes kai jūs į kitą pasakojot, aš galvoju, čia tiek daug darbo turėjo užtrukti. Taip, iš tikrųjų užtruko ir iš tikrųjų projektas buvo pratęstas, nes reikėjo daugiau laiko, bet kitas dalykas, aišku, ir pati ministerija dirbo, kad surinkti taršos koeficientus, atnaujinti, arba dirba prie atnaujinimo, tai šiaip yra darbas ir iš tikrųjų, kaip pasakyti, mes gal bandėm surasti tuos šaltinius, kaip paprastam vartotojui, kad atsidaro ir susirandu duomenis. Tai per tą pusę, šiaip realiai aš žinau, kiek aš galiu užtrukti užpildyti vienai savivaldybei tą, bet aš suprantu, kad kaip savivaldybės atstovas, kai pirmą kartą žiūri tą skaičiuoklę, atrodo milijonas eilučių, neaišku, kas ten parašyta, neaišku, sudėtinga tiksliau, ne tai, kad neaišku. Pradžių tai tikrai nieko nesupratom. Taip, tai ir noriu pakalbėti, nes buvo pabandytas su keliomis savivaldybėmis, tai Kauno miesto, Alytaus miesto, Jurbarko rajono, Anykščių rajono ir Šakių rajono savivaldybės išbandė praktiškai šitas skaičiuoklės ir norisi klausti, Martynai, jūs jau paminėjot, kad pirma reakcija, kad oho, kiek čia daug visko, kaip čia užpildyti, kokia jūsų tiesiog praktinė patirtis su šitą skaičiuoklę? Labai daug darbo mums patiems, labai reikėjo daug ir įsigilinti ir daug surinkti tų pačių duomenų, kurie, visi yra kažkur ir reikia žinoti iš kur, bet, kaip, ačiū Sigitai, kuri visą laiką buvo šalia, jeigu mes, ko nežinojome. Ačiū ir aplinkos ministerijai, kuri visada tiesdavo tą pagalbos ranką, kai būdavo sunku. Ir aišku, tie susitikimai, tiek nuotoliniai, tiek darbiniai, tai jie labai tikrai užveda ant kelio. Tai savivaldybės kitos, kurios atlieps galbūt ne į šitą projektą, bet į kitus projektus. Tai nuotoliniai bendravimai, visko yra pradžia. Tai galbūt pakalbėkim, kokie buvo tokie didieji gal iššūkiai iš tos praktinės pusės renkant tos duomenis būtent savivaldybėms, kokių duomenų mažiausiai savivaldybės turėjo pasiruošusios ir kur pamatėt kažkokias tendencijas? Aš gal bendrai pasakysiu, aš savo patirtį pasakys, tai aš pastebėjau tai, kad tos didžiosios savivaldybės iš tikrųjų, tai jos turi labai daug skyrių, labai daug specialistų ir tarkim ir šitai vienai skaičiuoklė užpildyti buvo pajungti praktiškai kiekvienam sektoriui mažiausiai vienas specialistas. Ir man skambina ir sako, tai aš jau energetiką surinkau, tačiau dar transporto kolega nesurinko. Ir tas procesas taip užtruko. Tai pati savivaldybė kaip tarpusavyje kartais atrodo, kad nežino, iš kur paimti tos duomenės, nors jie turėtų būti pačioj savivaldybėj kai kurie. Aišku, pati ta skaičiuoklė kaip ir yra toksai šiek tiek tokių trūkumų, nes duomenys yra tokie apibendrinti, nes tarkim savivaldybės lygmenių neskaičiuojamas, kiek sunaudojama transporto kuro. Neįmanoma suskaičiuoti kol kas esamomis priemonėmis. Todėl tokie yra bendriniai duomenys, kurie renkami vadovaujamasi Lietuvos statistikos kažkokiais skaičiais. Tai tokio tikslumo gal kartais trūksta. Taip pat iš tikrųjų pastebėjom, kad skirtingai savivaldybės investuoja laiką,
kurios nori gilintis, jos ten labiau pakapsto tos duomenys, konkretesnius gauna, gal kažkokius tikslesnius skaičius, o kai kurios tiesiog sako, mes neradom. Nors teoriškai turėtų būti. Tai bet sakau, čia kiekvienas įdėtas indėlis ir iš tikrųjų klausimas, kaip savivaldybė, vizija kokia jos. Ta prasme, jinai mato prasme, tai jinai turbūt aiškiau kapstysis. Ir dar vienas tokias dalykas, tai kokių duomenų neturi savivaldybės, tai iš tikrųjų iš gyventojų, kokį gyventojai naudoja kurą, kuom jie šildosi, kiek sunaudoja, tarkim, malko ar kažko. Tokių duomenų nėra, tai galima glaudžiai bendradarbiauti su gyventojais, bet gal ateityje kažkoks apskaitos metodas išsivystys. Aš turbūt taip papildysiu, nes vieno organizacijose, kažkokiose versluose, kai kuria tvarumo ataskaitas jau būna sudėtinga, kur čia kieno atsakomybė, kas kokius duomenis rinks, iš toje savivaldybė, kai tokio masto organizmas, tai yra dar sudėtingiau ir dažnai, man atrodo, tiek ŠESDO skaičiavimas, tiek tvarumo ataskaitų rengimas parodo, kad tai yra kaip ir visos organizacijos klausimas ir jungčių kartais pritrūksta. Tai Martynai, kokia jūsų buvo patirtis renkant tos visus duomenis? Ar buvo taip, kad kas čia tos duomenis turėtų turėti? Kam čia skambint? Kaip čia viskas surinkti? Mažose savivaldybėse yra gerai tai, kad nereikia rašyti raštų į kitą skyrių, ar nėra kitas padalinys kažkur kitą miesto gale. Tai viskas yra vienoje vietoje, tai jeigu nepaduoda, visada galima nueiti pas kolegą ir pasibelsti į duris. Tai šitoje vietoje mums galbūt kliūčių buvo mažiau. Didesnė galbūt kliūtis kilo gaunant iš kitų įstaigų institucijų, kur mes kreipėmės, tai ten tikrai užtruko laike. Ir pastebėjome, kad tos įstaigos, jos galbūt ne iš karto mėgsta atsakyti, yra tas jiem terminas, jie jo labai griežtai laikosi. Kažkodėl tai labai griežtai jo reikia laikytis. Nors aš tikrai nemanau, kad tos institucijos jau taip yra apverstos to darbu. Bet mes buvome atkaklus, tikrai, man atrodo, niekur Sigita nevėlavome, ar ne, mes stengiamės ir su aplinkos ministerija bendradarbiavome ir kai kurios duomenys taip pat ir aplinkos ministerija mums padėjo gauti. Tad, visokių iššūkių buvo, bet atrodo, perėjome juos gan sklandžiai. Tai jau šiek tiek užsiminėte apie tą duomenų rinkimą, galbūt kitoms savivaldybėm, kurios norėtų pritaikyti šitą skaičiuoklį aktualu, kokių duomenų labiausiai reikėjo paieškoti arba daugiausiai galbūt net iš tų testavusių, iš tai rinkis savivaldybių rajonų net nerado arba reikėjo kažkokius galbūt vidurkius paimti. Tai galbūt Sigita pradžiai iš jūsų pusės, kur matot, kur jau galima iškart pasiruošti, kad čia sunkiau būna surasti tuos duomenis. Tai gal kaip ir minėjo Martynas, kad iš tikrųjų sudėtingiausia, pavyzdžiui, energetikos sektorius iš privačių įstaigų, organizacijų, iš privačių arba, kaip ir minėjau, iš privačių gyventojų. Galima siūsti apklausas, bet klausimas, kaip atsakys. O šiaip dauguma duomenų tai iš tikrųjų yra statistikos departamento pateiktais duomenimis ir taip pat užklausas, kaip ir minėjo, siuntė ministerija dėl kai kurių perdavimo skaičių. Tai aš manau, kad labiausiai tai būtent iš tų privačių įmonių ir organizacijų. Ar yra kažkaip toms savivaldybėms, kurios pergyvena, kad nerasim? Tai vis dėlto galima imti ir statistikos departamento duomenys? Tikrai rasit. Tikrai yra savivaldybės, nes tikrai iš tikrųjų ir tam naudotojų vadovą ir pačiam skaičiuoklė yra parašyta, sudėtos nuorodos, kur, kokia lentelė, koks skaičius turėtų paimti. Aišku, kaip pasakyti, kaip tas skaitmeninis dokumentas keičiasi nuolatos nuorodos, tai gal kartais netiksliai atsidaro, nes irgi buvo tokių, kad skambina, sako, neveikia nuoroda, ir tiesiog pasikeitė puslapis atnaujinamas, bet yra surašyta, kur, kokia lentelė, koks skaičiukas turėtų būti paimtas. Šiek tiek apie tas kompetencijas. Aš įsivaizduoju, kad apskritai šias apskaita savivaldybėms, kaip ir daugelį organizacijų, dar kol kas, pamažu jau vis labiau suprantamas, bet dar tikrai sąlyginai naujas dalykas ir procesas. Tai gali kilti klausimų, kas šitą rolę turi prisiimti savivaldybėje, kokių čia tų kompetencijų reikia, gal reikia išorės ekspertų pagalbos. Tai nežinau, Martynai, jūsų atveju, Šakių rajono savivaldybės atveju, kaip buvo pasiskirstyta, kas už tai yra atsakingas ir kieno čia vis dėlto kompetencijoms krenta šitą rolę?
Šakių rajono savivaldybė kompetencijų tikrai per daug neturėjo. Mes mokėmės, konsultavomės, padėjo visi, bet didelę patį darbą nudirbo mano kolegė Rasa, kuri turėjo analitinio darbo patirties. Ir labai gerai mokėjo sisteminti duomenis, surinkti, sužiūrėti, sudėti ir kažkokį gauti rezultatą. Iš pradžių tas rezultatas, kurį mes gavome, atrodo, ar tikrai Šakiai čiut ne žalia. Bet pertikrinus, persiuntus, susisiekimo ministerija atsiuntus pataisytus duomenis visus, tai toli gražu ne žalia. Ir daug girdžiu savivaldybių, ypač prieš rinkimus, nes ir dabar turbūt artėja rinkimai, vėl mes esame labai žali, mes esame žalia savivaldybė. Paimkite, pasidarykite šią skaičiuoklę ir nustebsite lygiai taip pat, kaip nustebo Šakiai. Tikrai labai toli iki žalumo, atsižvelgiant į visas esamas priemonės, kurias ir Sigita vardijo. Tai toli gražu, bet jeigu kalbant apie tas kompetencijas, tai kompetencija irgi išsiugdo. Mes irgi ugdėmės, turbūt įkyrėjome ir susisiekimo ministerijai, įkyrėjome ir Sigitai, turbūt visiems įkyrėjome, bet vis tiek mes norėjome turėti produktą, turėjome turėti atspirtos tašką, kaip mes galime eiti būtent į tą žalią kursą, bet didelis darbas laukia Šakių. Labai didelis darbas dar laukia Šakių. Tai vat ir norėsiu pakalbėti šiek tiek apie tos skaičiuoklės rezultatus tiek Šakiuose, tiek kitose savivaldybėse, kurios išbandė. Dar šiek tiek, Sigita, irgi jūsų patarimai, kas tada iš kolegų savivaldybėse galėtų prisimti tas rolės, kokių kompetencijų. Vat sako, analitinis mąstymas yra svarbu, kokias tas kompetencijas turi turėti. Aš manau, kažkaip dažniausiai tai toks stereotipas yra, kad čia turi būti aplinkosaugos specialistas, bet dažnai iš tikrųjų neužtenka to. Taip, nes čia yra energetika ir transporto sektorius ir atliekų tvarkymas. Čia yra labai platus iš tikrųjų sektorius. Tai iš tikrųjų taip, žmogus su analitiniu mąstymu, žmogus, kuris moka skaityti duomenis, kuris moka ieškoti informacijos. Va taip, sakyčiau, tokios pagrindinės kompetencijos. Tai apie tos rezultatus šiek tiek pašnekėkim, gal bendrai pradžiai šiek tiek tokią ataskaitą, kas buvo pamatyta iš tų savivaldybių, kurios dalyvavo ir naudojosi šitą skaičiuoklę ir ją išbandė. Ką pamatė, tai kur vis dėlto labiausiai didžiausias to šias kiekis savivaldybėse? Tai turbūt nieko stebėtino, kad didžiausias iš tikrųjų poveikis ateina iš energetikos sektoriaus ir transporto sektoriaus. Įsiterpsiu, sakė, ten, kur sunkiausia ir duomenys gali būti gauti. Taip, bet ta prasme, energetikos iš tikrųjų sektorių tai pati savivaldybė operuoja daug duomenų, ne tik reikia jų papildomai gauti. Tai didžiausias iš tikrųjų, nes tai yra labiausiai susijęs su iškastinio kuro naudojimu. Tai čia yra pagrindiniai du sektoriai, kuriuose yra didžiausias poveikis ir žinoma, didžiuosiuose miestuose, kaip Kaunas, Alytus, tai tas poveikis yra didžiausias, buvo apskaičiuotas, dėl to, kad ten ir žmonių koncentracija didžiausia ir transporto sektorius labiausiai išvystytas. Tai toks esminis pastebėjimas. Ir kalbant apie Šakių rajono savivaldybę, tai man atrodo, jūsų buvo labiausiai turbūt žemės ūkio, nes ten kaimiškoji savivaldybė, gyvulininkystės ūkiai yra gan intensyvus, tai didžiausias poveikis iš čia. Taip, bet atsiprašau, reagavome į šitą pastabą ir šitą netitikimą. Tai dabar Šakiuose įsirengė metano dujų gamykla, 2 statybos leidimai yra gauti, statyba eina į pabaigą, jau turėtų būti pats pridavimo procesas. Tai kaip šios 2 dujų metano gamyklos dirbs pilna apimtimi, šitą rodiklį mes jau peržiūrėjome, turėtume matyti žalę. Taip, reikšmingai jau. Taip, tai šiek tiek Sigita užsiminė, kur labiausiai Šakių rajonas, kad tai žemės ūkis yra tokia galbūt skaudi kol kas vieta, bet ką Martinas ir paminėjo, jau įmamas sprendimų. Ką dar pamatėte, nes prieš tai užsiminėt, kad darbo dar daug, tikrai nesam žali ir nenorim čia teikti, kad tokia esam, nes dar turim daug pastangų įdėti. Kur daugiausiai tų šesdo misijų buvo? Pamatėm, kad esame labai silpni energetikos srityje. Pamatėme, kad viešajam transporto esame labai silpni šitoje srityje, bet vėlgi
visą ataskaitą mes turėjome 25 metais. 26 metais mes jau rengėme savo strategiją, savo strateginius tikslus ir vertinimo ataskaitas, ką pasieksime po 26. Tai didelis, berods 250 000 eurų yra skirta atsinaujinančio energetikos įrangai įsigyti. Tai suprojektavome 3 MW saulės elektrinės parką. Na, kad žmonės galbūt lengviau suprastų, tai 3 MW tai yra 3 milijonai kWh per metus, kai tarkime vidutinis paprasto namo ar būtų vartojimas yra tik tai 4500 kWh. Tai jau mes padengsime viską beveik iš atsinaujinančių elektros šaltinių visą gamybą. Šilumos ūkio, pertvarka šilumos ūkio, tai tas šilumos tiekėjas, kuris tiekia šilumą, jam taip pat yra numatyta paskola mūsų strateginiam planavime, yra, man atrodo, 1 600 000 ir bus atnaujinami visi katilai. Taip pat daugiabučių namų renovacija. Renovacijos procesas per paskutinius metus ypač žengia į priekį. Berods 13 naujų paraiškų, įvertintų paraiškų ir belieka tik tai gauti finansavimą ir atlikti pirkimus. Taip, kad šias ataskaitą jau ir pirmais metais, kai tu žinai, kur tu esi silpnas, tu pasidarai stiprus. Tai, na, čia daugybė tų niuansų, ar tai biudžetas, ar tai ne biudžetas, bet jeigu tu planuoji strategiją, turi atskaitos taškus, tu gali gauti rezultatą kažkokį galbūt gerą visam Šakių rajonui. Taip, tai panašu iš to, ką kalbat, kad toks savotiškas katalizatorius, tarsi pamatai va tas savo silpnasias pusės, arba kaip sakau, kur savivaldybė kraujuoja tom emisijom be reikalo ir tada gali priimti tokius strateginius sprendimus. Taip, ir iš tikrųjų, kaip pasakyti, jeigu nori daryti pokytį, tu pirmiausia turi išsimatuoti, kurioje vietoje esi. Tai va, būtent su tą skaičiuoklę galima suskaičiuoti, kur esu, koks mano poveikis, kur karščiausi taškai ir, va, kaip minėjau, imtis priemonių. Tai aš kaip suprantu, tas pasiskaičiavimas galbūt daugeliu savivaldybių gali nuskambėti, kad tai gerai, aš susiskaičiuosiu, įdėsiu daugybę darbų ir tada pamatysiu, kur čia man dar labai daug pinigų reikia, kad būti žalesniu. Bet ką Martynas papasako ir ką mes ankstesnėse laidose kalbėjom apie paramas, kurias galima gauti ir energijos efektyvumo didinimui, ir renovacijoms, pastatų modernizavimui, ir apšvietimo modernizavimui ir panašiai, tai turbūt to pačiu atveria ir galimybės tiek naujinti, švarinti, gražinti miestą, didinti jo energetinį efektyvumą, bet ir kažkokias paramas prisitraukti ir apskritai tapti tokiu konkurencingesniu miestu, ar ne? Tai galbūt irgi, Martynai, galite išsiplėsti tas naudas, kurios vis dėlto pamačius tas savo silpnybės, kur tu pamatai, kad atsidarysime metano ar ne gamyklą ir galbūt iš to generuosime jau pajamas, ne tik tai teršime, ar ne? Taip, ir šitos naudos yra gan apčiuopiamos, nes tarkime, tu matai, kad mūsų dviračių takų sritis vien transporto srityje praktiškai yra nulinė. Ir atsiranda staiga RRF fondas, kuris finansuoja dviračių takus. Tai kaip jūs galvojat, kiek Šakiai paėmė? Maksimum. Kiek davė? Tai mes pateikėm paraišką 220 milijonų, gavom apie 7, bet tiesiog gal nebegražu buvo duoti. Tai žinot, tai 11 kilometrų iš vien RRF, kai tarkim palyginkim mano buvusi ankstesnė darbovietė Šilalės rajoną, tai 1 kilometras per miškelį. Bet ten buvo pareikti mano dviračių takai 10 kilometrų į Pajūrio miestelį, į didžiausią gamybos medienos įmonę perdirbimo Šilalės medieną. Ir šiai dienai žmonės negali naudotis, nes todėl, kad skaičiuoklės neturėjo, nors jinai kažkada ir dar anksčiau buvo mano daryta, bet mūsų pačių, jinai tikrai nebuvo tiksli. Bet visi projektai buvo užsakyti, buvo paduoti tarybai vykdyti. Gaila, bet Šakiai taip nedaro. Šakiai ėmė būtent visą šitą maksimą. Taip, jeigu nebūtų buvę, mes nebūtumėm turėtos vizijos, tai nebus. Tai viešasis transportas irgi matom silpnas. Irgi priimsim sprendimus. Tai viena iš pačių dabar silpniausių yra sričių. Tai būtent viešasis transportas. O visa kita, tai
palyginkime patys, tarkim, savivaldybė sako, mes prisiplanuosime, neturėsime pinigų. O kiek metų galėjo persikelia likučių į kitus metus nepanaudotų pinigų lėšų? Šakiai nepersikėlė nei centų, vargiai užtenka paramai pašalpoms sumokėti. Tai pinigų planavimas irgi yra labai svarbus toms savivaldybėms, kurios taip kalba. Tai tiesiog viską reikia žiūrėti labai plačiai. Kuo mes žiūrėsime plačiau, tuo mes galėsime padaryti daugiau. Galų gale visada yra ir pasiskolinimo galimybė. Ta prasme, jeigu mes sakome, kad mes esame žali, tai mes ir būkime žali. Taip, tai Šakių rajonas šiaip tai tokias didelės ambicijas turi ir jūs irgi šiek tiek užsiminėt, kad norit būti tokia žalia, gal net ir žaliausia savivaldybė Lietuvoje. Iš kur kyla šitas toksai noras būtent šitoje srityje būti tokiems ambicingiams ir rodyti kelią? Tiesiog patys mūsų strateginiai planavimai, pačio mero komanda, mero iniciatyva, jo iniciatyvumas ir administracijos direktorius įsijungimas, tas bendradarbiavimas, noras kiekvieną įtraukti žmogų į tą procesą. Ir ne taip įtraukti, kad tu, čia maždaug, gal per daug kalbi, tarkim, ar ne, bet galbūt jeigu tu daug kalbi, galbūt tu daugiau ir padarai. Tai mūsų yra tas požiūris, tiesiog ir pačio mero požiūris, kad yra 7 darbo dienų savaitį. Aš tai norėčiau dar pabrėžti, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad yra ir mero vizija šitoj vietoj. Ne kažkokių specialistų, bet visi įtraukti ir visų bendras tikslas yra. Tai dar šiek tiek norisi prie tokių praktinių, jau laidos pabaigą keliavom, bet iki tokių praktinių patarimų kitoms savivaldybėm iš šitos atliktos ataskaitos, iš šitų išbandymo šitos skaičiuoklės, ką dar galbūt Sigita verta paminėti toms savivaldybėms, kurios dar nepradėjo ruoštis arba jau po truputį ruošiasi tokiai skaičiuokliai. Ką verta turėti omeny? Tai aš manau, kad verta pirmiausia pradėti pirmą kartą, gal klysi, gal bus daug klausimų, taip pat kreiptis pagalbos, pasiskaityti, nežinau, bandyti ir manau, kad pavyks. Ką būtų galima galbūt abiems čia klausimas iš šito įvykusio pabandymo skaičiuoklės to pritaikymo praktiškai, tarsi išsinešti tokius pagrindinės pamokas, kurios yra svarbu ir kitoms savivaldybėms. Jums, Martynai. Labai svarbu išsinešti tai, kad jeigu mes turim kažkokią tai viziją, mes ją bandykime daryti. Jeigu mes ir nemokame, mes nebijokime pasakyti, kad mes išmoksime. Nesame visi tikrai visažiniai ir visą žinantis, tarkime, kažkur kaip gali atrodyti, ten daug kalbančių ir, tiesiog esmenį atitinkančių dalykų žmonių. Visokių yra žmonių, bet visus mes juos stenkimės išgirsti. Išgirskim, ką sako aplinkos ministerija. Išgirskime, ką siūlo ir, tarkime, ir Apple kokius produktus siūlo. Tikrai yra ten gerų dalykų ir Šakiai taip pat irgi į kai kuriuos net ir prašosi būti priimami. Nereikia bijoti pasiprašyti, nereikia bijoti nusilenkti, nusižeminti ir paprašyti, kad mes esame šitoje vietoje labai silpni ir padėkite mums. Mes tikrai ne dėl savęs, mes būtent dėl šilumos kaitos, dėl geresnės Lietuvos. Mes savivaldybė, tai dėl to dirbam. Taip, aš tai norėčiau pasakyti, kad taip, savivaldybės turėtų nebijot klausti ir iš tikrųjų, kaip pasakyti, ta klimato kaita, tai, akivaizdi ir reikia imtis pokyčių, reikia kažkokių galų gale, reikia ir prisitaikymo jau prie to klimato kaitos, kažkokius planus daryti. Ir kitas dalykas, kol kas, tas šias skaičiavimas savivaldybėms, jis nėra privalomas. Ir dabar, kaip pasakyti, gal galima dabar pažaisti, nes ateityje, aš manau, tikrai bus privaloma dėl to, kad ir nacionaliniai tikslai yra iškelti irgi padėti ant savivaldybių, padėti ant čia mažinimo, ant miškų sugerimo didinimo. Tai, žodžiu, galima dabar pasiruošti, nes tikrai. Ir galima pasibandyti ir yra, susisiekimo ministerijoje yra įkelta ir labai daug informacijos ir lentelių ir, ta prasme, jeigu bent kažkiek pasirinkti informacijos, kad ne visiškai tikslios, savivaldybės taip pat gali pasibandyti. Dabar yra labai daug informacijos ir tikrai yra didelis darbas įdėtas ir, tikrai
jeigu labai jau nori, tikrai gali surasti daug informacijos. Tai žodžiu, darbas įdėtas, įrankiai sukurti, reikia tik tai juos pasimti, išnaudoti. Nebijoti, netingėti, pabandyti pirmus metus, galbūt suklysti, tada antrais metais patobulėti ir tada pasimti visas iš to kylančias naudas, ką puikiai ir papasako Martynas apie tai, kiek iš tiesų gali naudos atnešti tokia skaičiuoklė tiek savivaldybės, tiesiog miesto gerinime, tiek ir investicijų pritraukime ir panašiai. Tai labai noriu Jums abiems padėkoti už pokalbį. Klausytojams ir žiūrovams priminsiu, kad su mumis šiandien buvo mokslo daktarė tvarios plėtros konsultantė Sigita Židonienė. Ačiū Jums, Sigita. Ir Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis. Taip, ačiū. Ačiū Jums, Martynai, ir ačiū žiūrovams, kad buvote su mumis. Kviečiu pasinaudoti visomis suteiktomis galimybėmis, išbandyti šią skaičiuoklę ir pradėti savo kelią tvaresnės savivaldybės ir miesto kūrimo link. Na ir ačiū Jums ir iki kitų kartų. Projektas energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje yra finansuojamas ES LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šiame tinklalaidės epizode pateikiamas autorių požiūris ir Europos komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.